Labą vakarą, gerbim telšiškiai. Senokai bendravom. Norėjau trumpai pakalbėti apie savivaldybę, aišku, nes esu savivaldybės tarybos narys. Tai norėjau pradėti diskusiją viešoje erdvėje kur nors, bet čia niekam nelabai įdomu yra apie mūsų savivaldybės reikalus. Aš tarybos posėdžiuose visada pasakau, pasiūlymus duodu įvairius dėl savivaldybės reikalų tvarkymo, kritikuoju, nes savivaldybėje reikalai tvarkomi yra labai nekvalifikuotai, neatsakingai. Savivaldybė tai yra didelis ūkis, savivaldybė didelis ūkis, tai yra pinigų krūvas, tai yra darbai vykdomi, tai yra žmonės gyvena mūsų savivaldybė, 40 000 gyventojų ir savivaldybė tvarka tos visus reikalus. Tai žmonės yra labai susijęs su savivaldybė, visi gyventojai. Visi yra susijęs su savivaldybė, tai yra mokesčiai, tai rinkliavos, tai visokios viešos erdvės, tai yra transportas ir daug reikalų. Ir visus tos reikalus tvarko savivaldybė. Savivaldybė ir norėjau pabrėžti, kad administracija, savivaldybės administracija viską tai daro, tai administracijos skyriai, padaliniai, visokios seniūnijos yra ir centrinė figūra, tai ir direktorius. Administracijos direktorius, kuris administruoja savivaldybę. Savivaldybės tos reikalus, jam pavaldus tie skyriai, tai visi žmonės, šimtai žmonių dirba, pareigų visokių, darbų įvairiausių yra. Ir direktorius yra labai svarbi figūra, labai atsakinga turėtų būti figūra pas mūsų, bet pas mūsų reikalai labai šlubuoja savivaldybė, labai šlubuoja reikalai. Turiu labai daug pretenzijų savivaldybėje. Pinigai išvaistomi kairį į dešinę. Biudžetas yra 70 milijonų eurų. Daugiau biudžetas. Ir tie pinigai turi būti paskirstomi, jais turi būti pasinaudojami, kad maksimaliai efektyviai. Ir tą viską turi prižiūrėti direktorius. Direktorius turi vykdyti kontrolę. Ir kas yra direktorius? Anksčiau direktorius skirdavo savivaldybės tarybą, pagal dabar naują tvarką, direktorių paskiria meras. Ir kas gavosi? Anksčiau tarybą skirdavo, dar taryba galėdavo kažkiek kontroliuoti to direktoriaus darbą, galėdavo atleisti tą direktorių, paskirti, teoriškai skirti nuobaudą direktoriui, nustato atlyginimą. Tai anksčiau tai buvo. Dabar pagal naują tvarka nėra gera, paskiria vienas žmogus, meras. O tas meras, įsivaizduojat, meras, būtų išrinktas meras, geras meras, tai paskirtų ir gerą direktorių ir gerai reikalus tvarkyti. Dabar žmonės išrinko merą, kaip čia pasakyti korektiškai, merą, kuris atėjo iš niekur, galim sakyti. Atėjo meras, jis nelabai išmano tą visą reikalą, tas meras, atėjo paprašė savo reikalų tvarkyti, nes jo reikalai nėra geri, jo šeima turi didžiulių skolų, jo šeima. Kažkaip tai esu jaunas vyras, jauna šeima, 2 maži vaikai skolą, jeigu neklystu, apie 500 000 eurų turi skolų bankams. Tai prisiskolinę. Tai toks žmogus labai pažeidžiamas yra, skoloje sėdi, jis nėra laisvas. Jam reikia pinigų, jis negali prarasti darbą, jis negali eiti į kitą darbą ir mažiau apmokam darbą, nes tokia skola užsmauks, gali atsidurti gatvėje. Ir kyla visokių pagundų. Ir tada tas meras, aišku, pirmą eilę turi žiūrėti savo reikalus, asmeninis reikalas, nes yra labai pažeidžiamas. Labai pažeidžiamas yra vyrukas ir jam asmeniniai reikalai yra aukščiau visų reikalų, nors turėtų būti kitaip. Jau tas pareigas eina, turi galvoti apie visus rajonų gyventojus, o pats turi būti susitvarkęs savo gyvenimą kažkiek tai maksimaliai. Tai mūsų meras turi didžiulių įsipareigojimų, paskolų. Ir dabar administracijos direktoriui grįžkime. Socialdemokratai vaizduoja, kad didelė partija, tų žmonių turi 200 ar kiek. Vaizduoja, kad yra žmonių kvalifikuotų, per rinkimus parodo, čia visi aukštojų išsilavinimų, čia visi pareigas eina, reikia direktorių paskirti, nėra kam dirbti direktoriaus darbą. Niekas nesako, tai nepaprastas darbas direktorius, tai yra administratorius, jis turi būti kvalifikuotas ir turi būti
stiprus žmogus. Direktorių mes paskirti bet kokį neturėtume. Na ir ką paskiria socialdemokratai, galėtų, aišku, jeigu būtų normalus, galėtų paskirti konkursą organizuoti. Yra ateitų žmonės, yra visokių, ten atlyginimas yra, nežinau, atlyginimas, neblogas atlyginimas, aišku, ten pas mūsų žmonėms viską mažai pinigų ir paskirti. Jie žiūri paskirti saviškį. Jie žiūri paskirti saviškį ir tik saviškį paskirti. Tai yra partijos narį, kurį galėtų kontroliuoti partijos narį, kurį galėtų paspausti per partiją, per viską. Tai va, paskiria Nevardauskas, buvo paskirtas. Veterinarijoje dirbo, vadovau, veterinarija tai ne savivaldybė, veterinarija gavė, kaip jiems sekės, nežinau kaip jiems sekės veterinarija, bet ten labai siaura specializacija veterinarija. Tu gali valdyti tą specializaciją per kelius metus ir paskui vis 20 metų dirbti atsipūtęs. Greičiausiai taip ir buvo. Ir jis buvo paskirtas Nevardauskas pas mūsų į direktorium ir žmogus nepadirbo taip, kaip turi dirbti. Žmogui nelabai sekėsi, nelabai jis domėjosi, čia mūsų visi reikalai strigo, žmogus nesuprato, kad yra administratorius, kad reikia kartais būti griežtas turi būti, nes yra visokių žmonių savivaldybėje, yra labai gerų žmonių savivaldybėje, labai darbščių žmonių, kvalifikuotų, pas mūsų daug žmonių yra savivaldybėje, labai daug, bet yra vienas kitas, kaip aš sakau, šlanguojantis yra, vienas kitas žmogus, aukštus pareigas einantis ir šlanguojantis, nedirbantis ir tik vaizduojantis. Tai vat, ir tas Nevardauskas, matyti, žmogus, galimybės ribotos, ne visi gali taip dirbti, jis buvo atleistas iš pareigų ir dabar vėl ką paskiria į pareigas. Socialdemokratė Lina Leinartienė. Ji švietimo skyriaus vedėja. Iš švietimo skyrių ateiško, vaikų darželė dirba moteris, ko ten dirba vedėja, ar ko iš vaikų darželio ateina į savivaldybę, čia ne vaikų darželis. Vaikų darželė vienokia specifika yra, vaikų darželė, tai net ne mokykla vaikų darželis, ten pažaidė vaikai, pavalgė, pamiegojo ir tiek tų reikalų, ten vaikų darželė. Čia yra ne vaikų darželis, čia yra ir vaikų darželiai savivaldybė, visi, ten buvo vienas vaikų darželis, o čia visi vaikų darželiai, visos mokyklos ir 40 000 gyventojų. Ir dabar Lina Leinartienė, nežinau kaip seksis, mes padėsim, aišku, jeigu norės dirbti, bet būtinai socialdemokratė. Dabar šiandien eina pareigas kitas asmuo, savivaldybė dirba. Tai yra mūsų finansų skyriaus vedėjas brolis. Reginas Radimonis brolis, aš viešai tą pasakiau, kad man įdomi, kokie reikalavimai buvo. Aš pažįstu tą žmogų, tai Petrauskas yra. Tai jis dirbo policijoje, buvo policininkas, aš atsimenu, buvo kelių policininkas, nežinau, kaip jam sekėsi policija, gal gerai sekėsi policijai, bet čia ne policija, čia yra savivaldybės. Dabar jis eina pareigas, administracijos direktoriaus pareigas eina, ar nėra žmonių. Aš nesakau, kad blogas ar kas nors, bet, klausykit, čia mes neturim laiko eksperimentuoti. Metus pabuvo veterinorius, dabar ta moteris, tas, tai kas. Ir esmė kame beras. Jis turi ieškoti, jis turi skirti, jis atsako, jis turi atsakyti. Neturi žmonių socialdemokratai. Neturit. Konkursą skelbkit. Gal tai žmonės, gal iš kito rajono atvažiuoja su kompetencijom žmonės. Pas mūsų betvarkė savivaldybė, totali betvarkė. Mes antikorupcijos komisijoje tik tai žiūrim betvarkį, pinigai iššvaistyti, darbas nedaromas. Pas mūsų žmonės gali dirbti darbą, gali nedirbti darbą. Žemiaus grandės tie žmonės, jie dirba darbą, tos moteris, visos jos dirba darbą 100%. Bet tie, kur yra visokie vedėjai, visokie tokie karaliukai, vot su tais yra problemos. Jie kontrolės nevykdo, tiesiog bloga situacija. Ir kas? Meras, jis turi už viską atsakyti. Dabar taryba mes negalim direktoriaus nei paskirti, nei atleisti negalim. Ką meras? Meras gauna atlyginimą, geras atlyginimas, graži šeima, atostogos, biški medžiotojas, šaulys, lengvai gyvena. Lengvai gyvena, alga didelė, atlyginimas didžiulis yra, tai reikėtų dirbti, bet yra tik tai su tortais, pastoviai matom, šventėse, sveikinimai, meras kaip koks kultūros darbuotojas pas mūsų. Anksčiau tokie pat buvo dabar. Tai ir aš turiu konkrečių pretenzijų, kad savivaldybė betvarkė yra totaliai. Ir mes komisija, antikorupcijos komisija, mes nesiruošėm pradėti vadovauti savivaldybei.
Bet faktiškai gaunasi taip, kad mes vykdom kontrolę, savivaldybės įstaigų kontrolę, ten buvo kultūros darbuotojai, problema buvo didžiulė, vicemerė turėjo tą visą daryti reikalą, vicemerė atleido iš darbo, teisingai padarė vicemerė, Agnė Miliauskienė yra atleisti iš pareigų, nebuvo iš jos jokios naudos ten, kiek aš matau, niekad neturėjo vykdyti kontrolę ten kultūros, ten srityje. Niekad ten jie nevykdė kontrolės, jos sutuoktinis dirbo toj srityje, ką ten gali vykdyti kontrolę. Tai va, vicemerė atleista, su direktoriais problemas, pati didžiausia problema tai yra Tomas Katkus, mūsų meras. Žmonės pasitikėjo, galvoja, nu, vat jaunas, gražus, nežinau, jis gražus, negražus, sunku man vertinti. Tai vat, ir mes vėl vargsim, vėl murdysimės tame purve dar 4 metus ir dar 4, ir vis todėl, kad vienas žmogus gyvena, viena šeima gyvena gerai. Kaip sakiau, jiems taiga atidavinėti skolas, iš kur atidavinėti skolas, man labai įdomi, tokia suma, didžiulė suma bankams skolai. Nu, tai vat, labai žmogus kyla pagundų turbūt žmogui, nu, tai negali visą gyvenimą skolai būti, bet paskaičiavus tos atlyginimus čia turi dirbti, atidavinėti skolas ir nevalgyti praktiškai 2 vaikai. Tai buvo tokia situacija savivaldybėje, aš turėjau kažkaip pasakyti savo tokią viešą poziciją, kad aš esu susirūpinęs, žmonių nėra, geri žmonės nepriimami į darbą, priimami į darbą pas mus dažnai pastumdėliai, kurį gali pastumti, paspirti, kuris be iniciatyvos žmonės minkšti žmonės ir svarbiausia, kad turi sėdėti, galą nuleidę ir nejudėti. Nu tai kur mes tada judėsim? Ir mes visi stovim vietoje. Tai va tokia, šiandienas tokia man pozicija. Ačiū už dėmesį.